Sveiki, ar ką nors darote? Turiu jums patarimą apie įdomią Triton pjūklą. Jaučiuosi šiek tiek kaip šios prekės ženklo ambasadorius, nes per mano rankas praėjo tiek daug jos gaminių ir dauguma jų buvo solidus, kad jaučiuosi kaip didžiausias šios prekės ženklo ekspertas, bent jau pas mus Čekijoje. Ir todėl buvau smalsus ir dėl šios kampinės pjūklos. Beje, taip pat dėl to, kad visiškai tokią pačią pjūklą, tik su šiek tiek mažesniu disku, mačiau po kitu, dar labiau žinomų prekės ženklų. Ir taip pagalvojau, kad gamintojas, iš kurio abi šios prekės ženklai perka šią pjūklą, tikriausiai nėra prastas. Jau nuotraukose ir studijuojant techninius duomenis mane sudomino 3 dalykai. Pirma, savaime suprantama, tai, kas matoma iš pirmo žvilgsnio, yra to radialinio judesio vedimas. 2. Vedančios strypai, kas yra įprastas sprendimas, bet dažniausiai. Jie būna tvirtai pritvirtinti prie pjovimo agregato ir jo judėjimo metu. Įsitraukia atgal už pjūklo, kas nėra labai patogu. Pastaruoju metu vis dažniau pasirodo šis sprendimas, nesvarbu ar su 2 ar daugiau strypų, kurie yra tvirtai pritvirtinti į priekį ir ant jų juda agregatas. Antras dalykas, kuris mane sudomino, jau paveikslėlyje yra variklis. Jo padėtis disko atžvilgiu yra 45 laipsnių kampu. Tai turi pranašumą, kad jūs galite diską pjovimo metu pakreipti į vieną ar kitą pusę. Jei turite pjūklą, kurio variklis yra statmenas, dažniausiai galima pakreipti tik į vieną pusę. Yra ir kitų sprendimų, bet šis sprendimas yra labai kompaktiškas ir ypač praktiškas. Šis pjūklas dėl savo kintamumo leidžia atlikti visus pjovimo tipus, tai reiškia tiek kampinį, tiek įstrižinį, bet ir sudėtinį, kai nustatote tiek kampą, tiek įstrižą ir pjaunate į vieną ar kitą pusę. Šis pjūklas yra labai universalus ir kiekvienas ras savo mėgstamą padėtį. Tai reiškia, kad kai kurie žmonės mieliau pjauna kairę ranką, kiti dešinę ranką, kai kurie mėgsta laikyti ruošinį dešinėje, kiti kairėje. Ir visa tai šis pjūklas leidžia. Taigi manau, kad jis yra labai patogus vartotojui, nes tiesiog prisitaiko prie jūsų. Na, o trečias dalykas, kuris mane sudomino, yra svoris, kuris yra daugiau nei 20 kg ir man atrodo, kad tokio dydžio pjūklai. Tai yra gana daug. Ir aš esu tas tipas, kuris labiau mėgsta sunkesnius daiktus, nes jie man kelia pasitikėjimą. Suprantama, jei jums reikia pjūklo, kurį norite nuolat kažkur nešioti, įsigykite mažesnį, su mažu disku ir mažu svoriu. Tai yra vidutinio dydžio pjūklas, tai reiškia diską, kurios skersmuo yra apie 250 mm. Mažiausia kategorija, jie paprastai turi diskus, kurių skersmuo yra 210-216 mm. O didžiausia kategorija, tai jau yra didžiuliai pjūklai, turi diskus, kurių skersmuo viršija 300 mm. Tai yra vidurys ir daugumai dalykų, kuriuos daro ne tik mėgėjas, bet ir profesionalas savo praktikoje. Šis pjūklas yra visiškai pakankamas. Ir pjovimas yra puikus. Be visų įmanomų ir neįmanomų pjovimo padėčių, pjūklas turi ir transportavimo padėtį. Kai diską galite nustumti atgal, užfiksuoti nuo judėjimo, tada nuleisti pjūklą žemyn ir užfiksuoti nuo susitraukimo. Na, ir naudojate rankeną, kurios pagalba pjūklą galite gana lengvai pernešti. Transportuojant tikrai įvertinsite dar vieną mažą patogumą. Tai yra vieta kabeliui suvynioti. O kai norite jį išvynioti, nereikia vargti jį atvyniojant. Tiesiog pakanka čia taip nulenkti ir nuimti jį žemyn. Na, o tada yra dalykų, kurie mane maloniai nustebino tik po pirmojo išbandymo arba po tam tikro naudojimo laiko. Ir turbūt labiausiai mane nudžiugino dulkių siurbimas. Ta pjūklas iš gamyklos turi už disko didžiulį tunelį pjuvenoms pašalinti, bet dėja į tą tunelį patenka tikrai mažiau nei pusė visų pjuvenų, kas yra gaila, nes pakanka visiškai paprasto laikino sprendimo, pavyzdžiui, iš kartono, idealiai iš kokios nors plonos guminės manžetės. Ir tuo metu tas pjūklas siurbia arba pašalina pjuvenas, turbūt geriausiai iš visų kampinių pjūklų, kuriuos kada nors mačiau. Šiuo atveju esant tokiai konfigūracijai, net aš nebijau naudoti šio pjūklo dirbtuvėse, nes didžioji dalis pjuvenų patenka arba į maišelį, arba į dulkių siurblį, kurį naudoju. Beje, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad čia yra gana didelis skersmuo, būtent 58 mm, ir tai iš esmės yra standartas, kurį rasite dirbtuvių
pramoniniuose dulkių siurbliuose, todėl įprastas dulkių siurblio antgalis čia netiks. Aš tai sprendžiu taip, kad turiu savo klasikinę dulkių siurblio žarną ir tokią atsarginę, arba prailginamąją dar nuo Rockler. Tas dvi žarnas sujungiu visiškai įprastais antgaliais, o abiejose galuose turiu tuos didelius, kurie tinka į dulkių siurblį. Tai reiškia, vieną dedu į dulkių siurblį, kitą dedu čia į pjūklą ir siurbiu. Ir tai, žinoma, dar šiek tiek geriau nei turim tą maišelį, nes oro srautas nuneša ir tas kitas pjuvenas, kurios kitaip eitų pro šalį. Kai sakiau, kad labiausiai mane nudžiugino tas siurbimas, tai buvo šiek tiek perdėta, nes, žinoma, pirmas dalykas, kuris jūs domina pjūklę, yra tikslumas. Taigi, ir tas tikslumas mane nudžiugino, nes be jokio reguliavimo jis pjauna, labai tiksliai. Kalbant apie tikslumą, turiu paminėti ir lazerį. Aš asmeniškai lazerio labai dažnai nenaudoju, bet šis yra tikrai gerai sugalvotas. Anksčiau turėtos pjaustyklės, dažniausiai turėjo lazeris po disku. Ir tai nebuvo visai tai, ko reikėjo. Šis iš esmės veikia panašių principų kaip kai kurios šiuolaikinės baltos diodės, kur diskas meta šešėlį ant ruošinio ir pagal tai nustatote pjovimo liniją. Čia yra kažkas panašaus, tik vietoj baltos diodės yra raudona. Jūs taip pat projektuojate spindulį per diską. Dėl to, kad diskas gali būti pakreiptas į abi pusės, abu ribojimo liniuotės. Taip pat turi būti reguliuojamos tiek į dešinę, tiek į kairę, kas čia ir yra. Be to, padidintą dalį galima paprastai nuimti naudojant tokius greito atlaisvinimo ekscentrus, o apatinės žemos liniuotės dalys turi skyles, per kurias galite pritvirtinti ir savo pačių ribotuvus. Pavyzdžiui, kai reikia pjauti taip, kad galinė pusė būtų kuo tobulesnė, galite įdėti savo pačių atramą, per kurią pjūklų prapjausite, ir jį užtikrins švarų pjūvį net iš galinės pusės. Be to, žinoma, pjūvio kokybę galite paveikti, be kita ko pasirinkdami pjūklo diską. Tas, kuris čia naudojamas, yra visiškai standartinis, turi 60 dantų, pjauna gražiai, bet tai nėra diskas pačiam švariausiam pjūviui. Tai yra universalus diskas, kuris jums tiks daugeliu atveju. Jei norėtumėte itin švarių pjūvių, rekomenduoju įsigyti dar vieną diską, kuris tam bus tiesiog tinkamesnis. Nurodyta maksimali pjūvio talpa. Iš pirmo žvilgsnio neatrodo labai patraukliai, bet taip yra todėl, kad tai yra pjūvio gylis arba aukštis per visą radialinio judesio plotį. Tačiau su šiuo disku galite perpjauti ir daug storesnę medžiagą, iki 100 mm, tačiau ne, per visą to diapazono plotį. Žinoma, yra galimybė išplėsti stalą. Čia tai yra tokie sustojimai. Ant dviejų vedančiųjų strypų, todėl jie yra gana stabilus. Vėlgi, jie gali būti užfiksuoti naudojant greito užspaudimo ekscentrikus, o abiejose pusėse yra dar išlankstomi sustojimai. Disko pakreipimas į vieną ir kitą pusę. Iš esmės valdomas naudojant kelis. Skirtingus sustojimus, kas iš pradžių gali būti šiek tiek painu, bet kai tik įsigilinsite, tai reikšmingai paspartins ir žinoma patikslins jūsų darbą. Kaip galbūt pastebėjote, aš jau filmavau mažą apžvalgą apie šią pjūklą, nes mane sudomino. Iš anksto nustatyti kampai, kurie čia yra ir turi fiksacijas, būtent 31,6 laipsnio kampas. PVE. 33,9 laipsnio kampas. Nuolydyje. Ir aš tame vaizdo įraše sakiau, jei norite, pažiūrėkite, kad tai iš esmės yra vertės, kurios naudojamos pjaunant įvairias dekoratyvinės juostas. Ir vėlgi, tai reikšmingai padidina tikslumą ir pagreitina jūsų darbą. Kalbant apie fokuso nustatymą, jis yra 50 laipsnių į dešinę ir į kairę. Yra vėlgi fiksuotos padėtys, bet jūs galite visiškai išjungti tą fiksavimą, nustatyti bet kokią norimą padėtį ir tada dar naudoti mechaninį stabdį. Ši pjūklas taip pat gali frezuoti. Pjovimo gylis frezuojant. Iš esmės valdomas naudojant paprastą sustojimo mechanizmą. Tai gana patogu ir tuo atveju, jei norite dėl pjūvio švarumo, pirmiausia padaryti tokį pradinį pjūvį. Todėl galite nustatyti to pradinio pjūvio gylį, praeiti per jį, tada atlenkti sustojimą ir praeiti per visą medžiagą. Taip, šiek tiek sumažinate pluošto išplėšimą. Su kai kuriomis įstrižinėmis pjūklomis turėjau problemų su atlaisvinimo sistema. Netgi buvau ją visam laikui išjungęs, nes dešinę ranką ją buvo lengva atlaisvinti, bet kai reikėjo tai padaryti kairę ranką, jau buvo problema.
Čia su Triton tai padaryta taip, kad galima labai gerai valdyti abiem rankomis. Esu sąmoningas, kad kol kas tik giriu, bet tai tiesiog todėl, kad mano nuomonė šis pjūklas yra sėkmingas ir man su juo gerai dirbti. Ir todėl norėčiau bent vieną smulkmeną paminėti, kuri mano nuomonė nėra visiškai gerai sugalvota. Ir tai yra ši spaustuvė, kuri yra iš vieno gabalo. Taigi, jei jums reikia keisti aukštį nuo plono ruošinio iki kokio nors storo, turite sukti ir tai užtrunka labai ilgai, nes čia neturite nei jokio slankiojančio mechanizmo, nei jokio greitojo varžto, kas yra gana gaila. Tuo tarpu tai būtų galima gana paprastai padaryti. Nėra abejonių, kad šis pjūklas yra tikrai gerai padarytas, man su juo taip pat gerai dirbti, todėl jei ieškote panašaus dydžio pjūklo, panašiai įrengto pjūklo šioje kainų kategorijoje. Apie 15 000, manau, kad šis Triton modelis neturėtų trūkti jūsų siauresnėme pasirinkime. Ačiū, kad žiūrėjote. Būkite laimingi ir darykite ką nors.